Nu tai ką, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Jeigu ką, mes Danijoje esam. Jau. Nu, Vėl. nieko nesakėm. Nu, vienu žodžiu, tai šiandien varysim kur? Į danišką Palangą. Nu, parodysim jums danišką Palangą, kaip atrodo. Tai nežinau. Ir dabar pradėsim nuo to, kaip mes užsipilsim kurą, tada važiuosim į parduotuvę apsipirkti, nes norim nusipirkti kažką pasigrilinti. Nu, Gal kokių dešrelių. Nu, tai maždaug. Kadangi esam Danijoje ir mes norėjom eurais atsiskaityti, turėjom eiti į degalinę ir ten gauni kvituką. 6, 8, 1, 8, 3, 7. Gerai, ją man palauk, saliarka. 9 pliuso. Žiūrėsim, kiek čia už 5 eurų man gausis. 5 eurų 27 litrai, tik tais gavos 300 kronų. Nu ką žinau, ne kažką. Mašiniuks yra ant tiek baisus, kad bent langus apsivalyti reikia. Nes dabar savaitę laiką po medžiais buvo, yra tokia baisi. Šiaip net gėda važiuoti su tokia, bet... Trinam. O aš tai palauksiu. Netgi voratinklio apturėjom. Nu, po medžiais tai laikom tai. Dabar savaitę laiką, kai prastovėja. Valysiu visą mašiną už kokių kelių mėnesių. Nu, trinam, greičiau. Nėra, bai. Makiažą nuvalysiu. Kaip gerai atrodo, gerai čia nusiplovė. Jo, šiaip gal visą mašiną nutri. Oi, Ai, tiesiog kaip tešlas bėga. Pala, Ne, tiek čia nevalysiu. matęs. Pala, Nevalysiu tiek. normaliai. Bet šiaip iš tikrųjų nėra šilta. Dabar kai pabuvau lauką, tai biškai šalta. Tau ne? Šiaip rodo plus 19, bet jutiminė tai tikrai mažesnė. Nu, Bent saulė šviečia. ir vienu žodžiu prie jūros bus šalta, o nepasiimam jokių mekstukų. Nu, vienu žodžiu. Tai va, pradėdam kelionę, pasiimam energetinę, kuris kainuoja 100 centų gal. Nu, čia vienas iš, man atrodo, pats pigiausias. Pigiausias. Ne tai, kad, ant jo, pigiausias ir iš tų visų pigiausias bent jau yra skaniausias. Jau. Tu rūgštelės, tokias yra. Matėm, taip atsirado naujas Red Bullis, naujo skonio Red Bullis. Tai buvo Winter Edition. Nu, obuolių ten skonio ar kokio ten. Bet dar nematėm čia pirkti. Bet kai pamatysim, pasigirsim. Pasigirsim. Nu, tai atvažiavom iki parduotuvės. Čia mūsų yra mėgstamiausia parduotuvė, nes jinai yra pigiausia, jeigu matos per šoną. Nežinau, Rema. Nu, vienu žodžiu, Rema. Nu, tai pirksimės kažką tai pavalgyti, parodysim, nežinau, preikių kažkokių, dešrelių, kada ten. Kainų svarbiausiai. Įdomiausia. Nu, tai va, vienu žodžiu, biškai keista, labai daug žmonių. Jo, einam ir žiūrėsim. Tai du paėmė to. Nu. Visus paimk. Girilinės, bet man tai tokias nelabai skaniai atrodo. Nu, dabar toj parduotuvėje radom tik dešrelių, vandeniuką ir duonos. Nu, vienu žodžiu, mes neradom Bembe. griliaus. Tai dabar toj parduotuvėje nusipirkom tik vandeniuką, duonos ir dešrelio. Grilę niekur neradom, tai varom į kitą. Į Aldį bandysim. Ir vienu žodžiu, mums reikia tepalo prisipilti. Prisipylai tu tepalą? Nes mums ką tik... Reikia dasipilti. Nes dabar per mėnesį laiką prasukom 5400 km. Tai biškai reikia tepalą dapilti. Tai va, Reiktų ir keisti jau. mes biškai keliauninkai, varlininkai. Ui, tu savo, kurio gražus. Grybukai. Gaila paršelė nėra, galėtų nusipirkti. Bet jau kam jie čia šiaip tipo ant kiemo? Va, matai čia, žiūrėk, net kažkur tipo fotkės yra. Nu, pagaliau antroj parduotuvėje radom Zapo. Na, tai tie vienkartiniai ir zefiriukus į mane vaiks mūsų. Nu tai skanu, tai Gerai, reikia. zefiriukai ir viskas. Zai, norėčiau su tokio prapūst. Norėtum prapūstą, ne? Aha, norėčiau prapūst su tokio.
štai ir atvykom į danišką Palangą. Kom čia labiau mums patinka, kad čia gali atvažiuoti į grinai paplūdimį su mašina ir nereikia už parkingą mokėti, nereikia eiti 2 kilometrų ir nėra tiek žmonių. Išlėpė iš mašinos ir tiesiai į jūrą. Bet iš tikrųjų žiauriai šalta, labai vėjuota, bet žmonės maudo su jūra banguota, visiems viskas patinka. Šiaip aš ir norėčiau iššokti išsimaudyti, bet aš ne šortų nepasimu. Čia džinsiniai šortai, sonais gal nesimaudysiu, bet gal ir išsimaudysiu. Nu, žiūrėsim. Ir va, šitiek mašinų. Bet jau matėt, nu vienu žodžiu, tai va. Kažkada, o kaip čia vadinasi, gal pasakom, blokus, ne? Tam. Jo, čia yra blokusas, čiut ne pačiam Danijos viršui ir čia yra šiaurės vandenys. Tikriausiai. Tikriausiai. Jo, šiaurės. Nu, tai jeigu būsit, kažkada užliekit. Aš nežinau, ar į kitus paplūdimius galima su mašina, bet į šitą tai visi žmonės atvaro su kemperiais, su kempingais, visokiais tam, nu, vienu žodžiu. Dabar matau plikas subinę kažkieno vyro. Fu! Gal nufilmuokiam? Ne, negalima. O dieve, kaip, what the fuck? What the fuck? Nenorėjau šitą vaizdą matyti. Aišku, kai priklausė, mes mašiną belę kaip nusimetėm prie pat vandens. Dabar kažkiek parodysiu, ko mes nusipirkom. Aha, gerai. Zefiriukai. Tas grilinis. Čia labai saulė šviečia. Paskui porą vandeniuką. Tada pasiėmėm kečupą, bet čia už namų, nes, nu, kad nereikėtų pirkti. Tada tos dešrelės, nu, nelabai kažkaip manos atrodo, bet, nu, tipo grilinės, tai žiūrėsim. Tada donytė. Irgi va Coca-Colos, koks čia vars Džian ir Maja ir energetinis. Bet čia tuos ėmėm iš namų ir dabar net nepirkom. Tikiuosi, čia gerai susifilmavo. Milvydė va jau šildos. Milvydė? Tai va. Nu tai ką, kepsim šašiškas? Oi, atsiprašau, dešrelės. Dešrelės. Kur šiukšlės deda? Reikia žiapkanėlę. Kaip aš valgyt noriu. Žiūrėsim, mums nuo to vėja čia, kažkaip, kaip gausis. Gal reikia kopą, tai... Padėksim paskui kopą. O, dar geriau sudėjau, dar geriau. Šiaip aplinkui nieko nesikep. Nu, nežinau. Tikriausiai galima, mes šiukšlių maišų visko turim. Ir vienu žodžiu, mes kažkada buvom turėję tokį medinį ir jis mums užsidegė. Aišku, kad užsidegė. Kas sugalvoja medinį padaryti? Nu, nesąmonė. Kas čia yra? Kažkokios kaip šliužas kažkas, nesupranta. Tik čiaustas. Ne, čia... Eik tu, kas čia? Žiūrėk, juda. Nu čia tie jūros gerybės gaunas, bet... Oi, tai einam pardavinėsim. O žiūrėk, ten da koksai. Bet čia jau viskas, ragas jam. Čia tai ragas, bet čia tai jisai dar toksai gyvs. O dabar tikriausiai jau išdegė, galim bandyti dešrelės, nes valgyti labai norim. Mes rodai kokias. Aš rodžiu. Kaip anareik pradaryti dabar. Šiandien iš viso valgiam tik tais ryte po bomšpakį ir po 2 kavos puodelius. Nieko darau. Nu, kas taip įpakuoji dešrelės? Nu, palauk. O, atidariau pats lengvai. Kaip skaniai kvep. Neskaniai atrodo, bet skaniai kvep. Skaniai kvapą. Kvapą. Kvapo. Žiūrėsim, per kiek laiko nus iškeps. Nes šiandien grinai kepti reikia, ne tai, kad šildyti. Jo. Žinokit, nebeišlaukiu, labai valgyt noriu. Bandysim pirmą. Tu, Danieliau, nori? Nenoriu. Nenori? Reikia žiūrėti, ar patirps man. Dešrelės skonį. Dešrelė skonį. Dešrelė tirpsta, kažkoks yra baliuks. Kaip skaniai dešrelės kvepia, jūs neįsivaizduojat.
Tas zefirius gerai turėtų būti. Nu, turi apskrusti jisai, žinai, paruduoti. Kaip yra boliuks tirpsti iš tų sasiskų. Oi, dešrelio, atsiprašau. Jau bandom. Tik jaučiu labai karšta bus. Gerulius. Biškai pridegė? Oi, ne biškai. Vis dėlto valgysiu ir aš. Sakau, kažkanu labai. Šiaip ką žinau, man atrodo, kad nusiškėpė jau tas sūris ištižo, tai čia gavos per 5 minutės gal. Tai vienu žodžiu pavalgom, dar biškai pabūnam, važiuojam namo. Nu, palį viską iškepė juos. Ir dabar mūsų... Neiškepė? Nu, dabar viską sugadinai. Atsiprašau. Nu, gerai, dėk per naują tada. Nu, gal dabar iškepė. Gerai, nu, antras dublis dabar pakepėm dar. Imbulkas. Aš nelabai noriu. Valgyk. Gerai, bulka. Kečiupą nori? Ne, noriu. Noriu? Noriu. Iš nejaučia, žmonės iš galo. Mes kaip... Mašinos. Čia dalėlių. Nieka tokia. Bus kečiupuota. Kečiupuota mašina bus. Žiūrėk, Aha, žiūrėk, kaip lėktuvas skrenda. Oi, čia skrenda. Medikopteris. Mes varom nespėjom parodyti. Nu, gerai. Gerai, mes bandom ragauti tada. Skanaus. Duok man padažą. Kažką. Yra skanesnės negu atrodo. Tai visai nieka. Gerai, mes įsijungiam. Nu ką, atsigeriam iš jų? Nealkoholinės kolos. Cola. Ir tada dar vieną raundą, dar po vieną dešrelę. Šiaip labai skaniai šią susūrą. Šiaip gaunasi. Jo dabar veisime pūs mūsų dėžutę. Bet tai gerai. Beigiai. Dar tokiam kraštovaizdį. Nu. Valgom dešrelės prie jūros. Nu va, ką tik pavalgėm, labai skanu buvo. Dešrelės superinės. Prisivalgėm. Ir dar ką noriu papasakoti apie tą paplūdimį. Čia, tarkim, žmonės gali eiti su šuniukais ir nesvarbu, ar mažiuks, ar didelis, čia, nu, kas antras žmogus eina su šuniuku ir jokių nėra, nu, strunkių, kaip sakant, nu, švarus paplūdimis. O dar, pavyzdžiui, čia, nu, žmonės maudosi, dabar, pavyzdžiui, nu, labai didelės bangos yra ir, pavyzdžiui, čia nėra nei viena gelbėtojo. Tai bent jau nematom. Visi yra atsakingi už save ir žmonės gali tiesiog įmarinti, gali per naktį pasilikti mieguoti, ką daro su kemperiais. O pas mus Lietuvoje tai labai jau viską griežtinti, kaip sakoma, net to įkvepuoti nebebus galima. Tai va, ane? Taip. Tai viskas varysim namo, man atrodo, ne? Da, biškai prisijungsim pakalbėti ir Nu, viskas. ir aišku, iš visą šiukšlę susirenkam. Kaip priklauso, dar ten tą pasimsim. Šakutės. Parodysim, kaip užgesinti reikia tokį dalyką. Aha. Dabar parodysiu dar, kaip reikia užgesinti tą šašlykinę. Svarbu, batų neprisėm dabar. Ne, gal taip nedarysiu. Batai šlapi. Tuoj kažką kitką sugalvosiu. Nu, kažkiek gavau, bet tikrai nepakankamai, bet turėjom nusipirkę vandeniuką, tai tuoj pagesinsim. Tai va, baigęs mūsų sekmadieniuks ir norim dar kelis dalykus pasakyti, kad... Norėjau mašiną nufilmuoti gerą už galą. Nu, gerai. Gerai. Nu, dabar išjungiu. Šmikis tu esi.
Gerai, mūsų savaitgalis kaip ir baigęs ir dar norim kelias dalykus tokius pasakyti, kad šits va YouTube kanalas nebus vien apie keliones, čia nieko nekopijuosim, nieko, bus biškė apie butą, biškė aišku iš kelionių, bet nebus visą laiką esmė to. Jo, nes šiaip daug komentarų gavom, nes mes tada, kai YouTube įkėlėm, kad sakėm, nu, ar tik su butu kelt, ar kaip čia daryti, nes su butu išeis tikrai ne kas savaitę tas video, nu, vis tiek, kol darbai įvyksta ir kažką nusifilmuos ir panašiai, tai dauguma žmonių norėjo, kad tiesiog rodytumėm savo gyvenimą, tai bandysim, nežinau, žiūrėsim, ar čia patiks jums, ar nepatiks. Ir iš karto priekis žingsnis į priekį, ten kas rašys neįdomu, čia jūs tokie, anokie, nu, net nežiūrėkit, nesigadinkit savo nuotaikos ir mums negadinkit, tai čia jūsų reikalas jau yra. Jo, nes jūs patys renkatės, ką žiūrėti ir ko nežiūrėti. Tai va. O šiaip labai ačiū Jums už šitiek susidomėjusių mūsų video, kurį įkėlėm pirmąjį į YouTube. 25 000 peržiūrų. Mes tiesiog nesitikėjom, labai daug komentarų gražių, labai, nu tiesiog... Didelis palaikymas. Nu labai ačiū Jums ir iš tikrųjų patys net nesitikėjom šitiek gauti palaikymo ir nu, ačiū Jums, kad Jūs esat su mumis kartu. Tai viskas. Šiandienai tiek ir tada žiūrėsim iki kito karto.